Sveiki, aš Nerijus Kesminas, sporto komentatorius. Pasaulio čempionatas įsibėgėjo ir įsibėgėjo galbūt ne visai taip, kaip mes galėjome tikėtis. Kas būtų prognozavęs ispanų pralaimėjimą šveicarams, galbūt daugelis nebūtumėte prognozavę ir prancūzišką fiasko jau per pirmuosius 2 turus. Ir ką reiškia tokia pradžia? Ta pradžia reiškia, kad jeigu pasiryžote statyti pinigus, statykite juos atsargiai. Prieš čempionatą favoritėmis laikytos Brazilijos ir Ispanijos rinktinės. Dabar abi jos išsibarstė į priešingus sėkmės polius, sakykime taip. Brazilija laimėjo, Ispanija sensacingai pralaimėjo Šveicarijai. Ar tai keičia ispanų statusą šiame čempionate? Na, manyčiau, kad ne. Iš tikrųjų, tai yra komanda, kuri gali laimėti kitas 2 rungtynes ir kol kas ispanų mes nebraukime iš favoritų sąrašo. Artėja savaitgalis, todėl galbūt galime apžvelgti tai, kas yra įmanoma ir tai, ko galime tikėtis tomis dienomis. Pradėkime nuo šeštadienio. Šeštadienį pasiūlymas yra toks. Slovakija Paragvajus 1,98 šimtosios už Paragvajus pergalę. Sakyčiau, prabangus koeficientas, nes taip 2 komandos, kurios sužaidė lygiosiomis. Ir argumentacija, kodėl Paragvajus yra geresnis už Slovakiją, na, tiesiog. Iš tų 2 komandų, kurių viena nesugebėjo veikti Naujosios Zelandijos, o kita pridarė rimtų bėdų Italijai, aš renkuosi tuos, kurie nepralaimėjo Italijai. Sekmadienis yra toks dalykas: Portugalija, Šiaurės Korėja. Už Portugalų pergalę 1,34 šimtosios. Jeigu rungtynės vyks, aišku, jeigu Šiaurės Korėjos komanda neįsibėgios iki to mačo pradžios. Tiesą sakant, tai be abejo papildoma problema, psichologinė problema Šiaurės Korėjos komandai, kuri dar apsunkins Azijos komandos padėtį. Aš vėlgi manau, kad netgi jei situacija būtų normali, situacija būtų tokia, kokią Šiaurės Korėja planavo prieš čempionatą, manau, kad portugalai eis draskyti, nes savo rungtynes dėl galimybę žengti toliau jie žaidė su Dramblio kaulo krantu. Tai buvo pastebima ir ten tikslas buvo nepralaimėti, o nepralaimėjimas reiškia ką? Žinant, kad grupėje yra brazilai, silpniausia komanda, reikia draskyti kuo didesniais skirtumais. Ir manau, kad belaisvių šiose rungtynėse portugalai stengsis neimti. Na ir kadangi kai kuriems mūsų savaitės pabaiga būna toli gražu ne sekmadienis, o pirmadienis ar dar blogiau, į pirmadienį taip pat. Įženkime ir ten liūdnai pagarsėjusi Prancūzija su dar liūdniau pagarsėjusiu Raimono Domeneku šį kartą prieš Pietų Afrikos Respubliką ir manau, kad šį kartą yra prasmės patikėti prancūzų pergalę. Ir todėl, kad už vieną pastatytą litą gausite 2, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, manau, kad be psichologinės įtampos Prancūzija vis dėlto turi laimėti prieš Pietų Afrikos Respubliką dėl elementarios priežasties. Tai yra tiesiog stipresnė komanda. Ir lyginant su Urugvajum, lyginant su Meksika, sakyčiau taip, kad Prancūzija žaidžia su silpniausia grupės komanda, vėlgi nieko, rungtynėms, kurios neturi turnyrinės reikšmės didelės, europiečiai prastai geriau, nusiteikia geriau negu afrikiečiai. Na, dabar šiek tiek kosmoso, tai yra šiek tiek tų dalykų, kurie paaiškės vėliau. Siūloma statyti už tas komandas, kurios išsikapstys iš grupės. Ir vienas iš tokių įdomesnių variantų, bent jau man, yra Danijos rinktinė situacija. Santykis 1:2,3, kad jie išeis. Kodėl turėtų neišeiti? Na, nematau svarių argumentų iš tikrųjų. Taip, Danija pralaimėjo Olandijai pirmose rungtynėse, tačiau pralaimėjo grupės favoritai ir, na, bent jau mano akimis, aiškiai lyderiai. Kol kas nematau nieko, dėl ko galėtume sakyti, kad Japonija arba Kamerūnas yra stipresnė už Daniją. Taip, suprantama, kad rizikinga būtų statyti, tačiau kodėlgi ne? Mano akimis, bent jau dabar, Danija yra antra šios grupės komanda. Na ir dar kartą prie tos pačios A grupės, kur žaidžia Prancūzija, Urugvajus, Meksika, Pietų Afrikos Respublika. Klausimas toks, kas laimės grupės turnyrą. Meksikos santykis 1:3,75. Ar meksikiečiai negali laimėti? Na, jų situacija šiek tiek blogesnė už Urugvajus, tačiau tik šiek tiek, įvarčių santykis. Ir pagrindinis dalykas, dėl kurio bus kovojama, manau, ne tiek dėl pirmosios vietos, kiek dėl galimybės nesusitikti aštuntfinalyje su Argentina. Tai yra, ta pirmoji vieta tampa svarbi. Ir esant tokiai situacijai, manau, kad pirmo numeriu žais meksikiečiai. Tai yra, jie bandys įmušti, o jeigu įmuš pirmi, tos komandos žaidimo kokybė leidžia manyti, kad Urugvajus gali ir neišsikapstyti.